Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome susirinks greičiausi Baltijos šalių automobiliai ir motociklai. Lietuvos drago čempionatas sugrįžta su dar daugiau adrenalino, dar daugiau garso ir emocijų, kurias reikia patirti gyvai. Čia kiekviena sekundė lemia viską, o drago startas priverčia širdį plakti greičiau. Šiais metais žiūrovų laukia ne tik įspūdingos drago kovos, bet ir unikalios lenktynės – automobilis prieš lėktuvą. Taip pat į Lietuvą atvyksta daugiau nei 2000 arklio galių turintis dvivietis dragsteris iš Švedijos, kuris turi galimybę vežti keleivį. Taipogi burnautai, išskirtinių automobilių paroda ir daugybė veiklų visai šeimai. Tai daugiau nei lenktynės, tai benzino kvapas, riaumojantys varikliai ir šimtai žmonių gyvenančių greičiu. Tėvo dienos savaitgalį švęskite kitaip. Kartu su Lietuvos drago čempionatu Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos www.drag.lt